Labas rytas, gyvenu Japonijoje, ruošiu vaikam pietus į mokyklėlę ir galvoju papasakosiu, kaip čia tie pietus veikia. Mokyklėlės, kuriuose ėjo mano vaikai, jiem reikia atsinešti savo pietus. Tai reiškia, kad mamai reikia ryte dar padaryti ir pietų dėžutę. Mano dėžutės visada yra metalinės, dėl to, kad man nepatinka plastikas. Jo jau Japonijoje ir taip yra labai daug. Kaip čia parodyti, kad viskas neiškristų. Padariau tokius ryžių kamaliukus. Žiauriai juokinga, nes pasižiūrėjau mavuko mano klasiokų pietų dėžučių ir galvoju, kaip fainai. Tai aš tikrai dabar įdedu žymiai daugiau laiko negu seniau. Dieną mano vaikai valgys dešreles, tai aš jas iškepiau ir įdėjau tokius smeigtukus, kadangi kalėdos, žinote, ne už kalnų, tai smeigtukai irgi kalėdiniai. Dėjau kolekcionuoti smeigtukus. Kas man yra visiškai crazy. Būtumėt pasakę prieš 4 metus, kad aš tai darysiu, tai pasižiūrėčiau ir nusijuokčiau. Kaip sakoma, when in Rome, ne? Mano jaučiu mylimiausi smeigtukai tai yra tokie, nes man labai šiaip šitas patinka. Mano net kempinės yra su tokiais. Kas atsitiko? Plauni dantis? Jaunuolė. Tai čia yra onigiri, vadinasi šitie. Ryžių kamoliukai dar kitaip. Tuomet čia dar keli kalėdiniai. Tada, aišku, turiu visokių skirtingų japoniškų, vaikiškų, šitas legendinis ampaman. Visiškai pamišus mama. Įdedam šalia, taip saulytę. Tada dar nusipirkau čia labai nesenai, bet kadangi noriu įdėti kažkokio padažo vaikam, nereikia to padažo ir taip kečupas nėra sveika, truputį galima. Tai čia į tokius įdėti kečupo. Čia yra šitas mustard, bet pas mane 2 vaikai, tai vienas gauna geltoną, kitas gauna raudoną. Užsuk vandenų kaukselį. Tokius dar. Tai čia papjaustysim obolio, kad tas obolys su ta dešrelė čia nesimaišytų. Iš pat ryto mamulė jau virė ryžius. Japonijoje be rice cooker nelabai įmanoma gyventi. Man japoniški ryžiai niekada neišsiverda puode, tai ir šiaip palengvina gyvenimą labai. Viskas čia yra taip paprasta ir taip sudėdi tokį, jisai yra padarytas, kad neliptų. Tada paspaudžiam, tada gaunas toks tai labai gražus, tada čia paspaudžiam, opa, ir jisai iškrenta. Nu taip, kaip rodau, tai pirmą kartą dabar neiškrenta. Gražutis. Aš vienas su vaikais jau 3 diena, ir dar būsiu 4, tai labai smagu. Seaweed, taip vadinama. Turiu tokių trafaretų, vieną pandą. Gyvūnų trafaretai, tada aš turiu dinozaurų trafaretus ir jūros gyvūnų trafaretus, tai jų dar netidariau. Ir turiu paprasto. Chaosas vyksta man. Pas japonus pietų dėžutės